Vietos savivalda, kaip žinia, yra arčiausiai piliečių, arčiausiai jų lūkesčių, todėl akivaizdu, kad vietos savivaldos klausimai, jų nagrinėjimas sulaukia tiek mokslininkų dėmesio, tiek praktikų dėmesio, tiek žiniasklaidoje mes iš tiesų nemažai matome įvairių nagrinėjimo aktualijų vietos savivaldos klausimais. Tai Šiaulių universiteto mokslininkai neabejotinai taip pat nagrinėja klausimus susijusius su vietos savivalda, nagrinėja įvairius aspektus, o viešo administravimo katedra jau keleri metai organizuoja konferencijas, kurios yra nukreiptos į gero valdymo vietos savivaldoje klausimų nagrinėjimą. Geras valdymas tai yra pastarojo dešimtmečio mokslininkų diskusijų objektas. Tai yra koncepcija, kuri neturi vienareikšmiško apibrėžimo, tačiau apibendrinant galima būtų pasakyti, kad geras valdymas tai yra patikimas viešasis valdymas pagal efektyvumo, veiksmingumo, ekonomiškumo kriterijus. Tai yra demokratiškas valdymas, tai yra atviras valdymas, orientuotas į piliečius, į jų lūkesčius. Čia yra kuriamos mokslo žinios, čia vyksta mokslo žinių sklaida, vyksta konferencijos, forumai, diskusijos įvairios. Čia yra vykdomi įvairūs užsakomieji, taikomieji mokslo tyrimai, taip pat bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Labai gražų pavyzdį turime bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybė. Jau keleri metai yra vykdomi bendri miestui aktualūs projektai. Universitete yra kuriamos ir plėtojamos inovacijos, kas atitinka verslo poreikius. Taip pat universitetas, be abejo, universiteto menininkai prisideda prie regiono kultūros plėtotės, universiteto sportininkai garsina miestą, garsina regioną, studentai aktyviai dalyvauja įvairiuose procesuose, taip pat rengia baigiamuosius darbus, kurie yra aktualūs savivaldos tematika. Na ir be abejo absolventai, kurie lieka regione, kurie prisideda prie regiono socialinės, ekonominės gerovės, prie kultūros plėtotės. Transformacijos vietos savivaldoje jos vyksta ir galima būtų išskirti keletą tokių esminių dimensijų, kurios pastaruoju laikotarpiu yra aktyviai reformuojamos. Tai yra savivalda vis daugiau įgauna autonomijos. Antra, tai būtų savivaldoje vis didesnis dėmesys yra skiriamas piliečių dimensijai, tai yra piliečių aktyvesniam dalyvavimui savivaldos procesuose, kur pilietis jau nėra tik kaip klientas savivaldos lygmenyje, bet yra jau kaip aktyvus dalyvis, įtrauktas į sprendimų procesą. Nemažai dėmesio yra skiriama ir keičiasi situacija, kalbant apie tarpsektorinę, tarp institucinę partnerystę. Mes matome labai gražius viešojo privataus sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžius. Yra nemažai pokyčių žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Štai ir naujas atrankos į valstybės tarnybą modelis, kompetencijų modelis ir panašiai. Tiek vietos valdžia ir jos veiksmai ir jos veikla, tiek vietos bendruomenės turi ypatingai didelę reikšmę, kuriant vietos gerovę. Vietos valdžia turi padėti pagrindą tiek demokratijos, tiek dalyvavimo, atvirumo principų įgyvendinimui. Vietos valdžia turi atlikti koordinatoriaus funkciją, turi visuomenės nuomonės derintojo funkciją atlikti. Ir jeigu šita funkcija yra neatliekama, iš tiesų valdžia rizikuoja neįtraukdama visuomenės į įvairius valdymo procesus.
esame diskutavę įvairiais aspektais ir apie demokratijos klausimus vietos savivaldoje, ir apie piliečių dalyvavimo, įtraukimo į vietos savivaldą klausimus, decentralizacijos aspektais. Na, o šiais metais jau planuojame daugiau kalbėti apie apskritai transformacijas vietos savivaldoje.